Q&A. Mes neturim daug laiko. Aš daug, kad nieko nesigirdės, kad aš šnekėjau. Bet gali būt, kad ir nesigirdės, ką aš. Čia yra mano mamytė. Jinai atskrido iš Lietuvos lankyti manęs į Australiją. 15 000 kilometrų. Daugiau negu 15 000 kilometrų. Ką čia reiškia? Vis tiek atrodo, kad Europoje esi. Atrodo, kad tos pačios žemės. Ne Europoje. Bet tau neatrodo, kad Lietuva ten netoli. Man tai kažkaip toks jausmas, kad labai arti. Nu jo, tas pasaulis pasirodo nėra toks didelis. Nėra toks didelis. Kai atskrendi į Australiją, supranti, kad nėra visai didelis pasaulis. Tik atskirsti tą Australiją. Biškiai užtrunka. Vieną dieną prarandi. Q&A. Kuris Avengeris norėtum būti? O kas yra Avengeris? Ar tau labiau patinka kava ar arbata? Aš manau, kad kava. Taip. Aš galiu atsakinėti už tave klausimus ir tu turėsi pasakyti, ar aš teisingai tave žinau. Arba tu turi atsakinėti už mane. Apie, o tau kaip atrodo, kas man labiau patinka? Arbata. Aišku, kad kava. Ar tu esi kačių ar šunų žmogus? Šunų 100%. Nekenčiu kačių. O aš esu kačių ar šunų? Both. Abu? Taip. Bet labiau? Abiejų. Jeigu reikėtų vieną rinktis, kurį aš rinkčiau. Augint? Bet šiaip tai norėtum ir tą turėti. Jo. Ar tu geriau atsikeltum anksti, kad pamatytum saulėtekį, ar geriau pamatytum saulėlydį? Aš tai manau, kad tu mieliau pamatytum saulėlydį. Jo, aš manau, kad tu, nes dar tu nepatyrei australų kultūros saulėtekį, tai dar nežinai. Bet aš visą gyvenimą galvojau, kad aš esu per lėta ir aš negaliu keltis anksti ryte, bet kažkas atsitiko su amžiumi. Arba šuo mane pakeitė. Tavo šuo. Ir dabar mano pats mylimiausias laikas yra šventa saulė. Kaip tu esi saulėtekis žmogus? Man sunku pasakyti, aš galiu saulę palydėti ir pasitikti. Abu. Jo. Gerai, mes einame į skrydį. Aš manau, kad čia nieko nesigirdėjo. Ką kokio velnio tiek kalbėjom. Lankytojo. Mūsų svečių neblogai. Gal jom patinka tokia spalva? Ant tavęs irgi pilna, žinau. Kvata, ne? O ant manęs? Viena kita. Ten kepurės tik tai. Nes žalia, jos mėgsta žalią spalvą. Nu taip pasakyk, kokios kainos Uluru. Žodžiu, nieko nemokėjau, net nežiūrėjau į kainas. Vienam pavalgymui už 112 apsipirkom. O kiek tu O sumokėjai? ne, kur čia nusėt? Tai sakytumėt brangų Uluru ar pigu? Brangiau negu Sidnėjuje. Ir Sidnėjuje jau nepigu, bet Aš pamačiau, Dar kad brangiau. 1,5 litro vandens $12. Ir man Bet nuėjom į parduotuvę ir ten radom vandens po kiek? Po Po $2. 2 tram, man atrodo. Ir dar dar turbūt čia buvo reiktų pažiūrėti. Nes man atrodo, kad 2 tram yra už 500 ml. Filmuoju jau. Taigi atvykome į Uluru. Dabar esame Uluru. Už manęs yra Uluru. Uluru ten akmuo, taip O vadinasi. tau netrodo, kad mes dabar esam Ayers Rock Resort? Taip, bet už manęs yra Uluru akmuo. Uluru kalnas gal? O gal jūs pasigūglinkit, kas ten iš Gali vis yra? pagūglint, Kasparai, ten yra. Uola. Nei akmuo, nei kalnas, o uola yra Uluru. Už manęs tenai yra Uluru akmuo. Akmuo vis tik tai? Arba Uluru, tiesiog Uluru. Arba, jeigu norite su akmeniu, tai reikia sakyti Ayers Rock. Ayers Rock. Ai, vat, Tai kodėl? yra milžiniškas smėlio akmuo, monolitas, širdyje. Man labai sunku versti, žinokite, aš negaliu išversti. Tai sakyk angliškai.
Uluru is a massive sandstone monolith in the heart of the Northern Territories arid red center. The nearest large town is Alice Springs. Ir Alice Springs iš tikrųjų yra už 450 km. Tai yra šventa vieta, nežinau, teisingai tariu, atleiskite, Anangu žmonėms. Anangu tai reiškia žmonės, Pitjantjatjara ir Jankunitjatjara kalbomis. Tai reiškia žmonės. Jo aukštis yra 863 metrai. Nežinau, ar tikrai tiek. Mažiukas visai. Ir jisai yra aukštesnis nei Eifelio bokštas. Gal dar gali pasiaiškinti, kodėl čia žemė tokia raudona? Čia degė kažkas, gal gaisras buvo? Uluru yra raudonas dėl oksidacijos, būtent geležies mineralų, kurie yra tame akmenyje. Šitas smėlis yra čia yra geležies, tėtis buvo teisus. Jis viską žino. Viską žino. Ir oksidacija, tiesiog vyksta oksidacija ir, kaip žinote, geležis ir kai vyksta oksidacija, ypač man atrodo, kai susimaišo su vandeniu, tai tampa tokia oranžinė, tokia raudona, kaip smėlis, parodyk smėlį. Jo, kaip žinai, būna surūdyję tie tokie vamzdžiai. Jeigu nebūtų oksidacijos, tai tada spalva būtų pilka. Kur kiški? Sako, kiški pamatė. Jam irgi vaizduoti sungia, kaip tie mažiem vaikam. Pasislėpia. Taigi šokinėja. Rimtai, priartink, matai? O Dieve, jis nemeluoja. Kur? O, Jėzus! Kasparas nemeluoja, jis rimtai mato. Koksai mielas. Tai gyvena jie čia. Gal. Nelabai matos. Grįžome į žiemą. Žiemužė. Dabar yra temperatūros, tu pažiūrėjai? 4 laipsniai. Negali būti. Jutiminė temperatūra 4 laipsniai. Važiuosime pamatyti saulėtekio, jeigu atvažiuos mūsų autobusas, nes mes esame... Va, žiūrėk, 6. O kokia jutiminė? O kaip tai rašo? Žemyn paik. 4. Feels like 4. Ir mes nežinome, ar mūsų turas iš tikrųjų atvažiuos ar neatvažiuos, nes niekas nepasakė, kuriuo laiku reikia, kad mus paimtų. Ir čia buvo visiems išeiginės, kai mes užsisakėme ir niekas mums nieko nepranešė. Tai mes tiesiog šovėm random ir gali būti, kad jau išvažiavo mūsų autobusas. Tai va.
Nu ką, Sveikatėlė. mums pavyko. Atvažiavo autobusą Neatgavo. ir dar net dabar duoda esame karštų gėrimų. Prie didelio kalno. Mes dabar einam, sakė, lemputėm sekti. Baisu, kad išsipils. Dar nepatikė, kad šviesu. Einam tenai arčiau. Žiūrėkite, esame prie Uluru. Čia aš vlogerė, pažiūrėkite, kokia raudona žemė. Ir štai čia turime didįjį geležies mineralų smėlio krūvą. Na, noriu nuotrauką. Jo, pirštinės praverstų. Visa raudona, užalusi. Mama irgi vlogerė tampa. Žiūrėk, saulė atsiranda ant jo. Wow. Labas rytas. Kada ten nori 5, ką? Rytinis prasibėgimas, bėgame į autobusą. Su tokiu maistu. Katja tutju, kaip sako, Katja tutju. Katja tutju. Važiavome į Katja tutju, dabar eisime pasivaikščioti. Jeigu planuojate varyti į Katja tutju, apsirenkite šiltai, nes baisiai šalta, žinokite. Aš turiu gal dabar 5 sluoksnius ir man vis tiek žiauriai šalta, dar termorūta. Vau, čia žiauriai šalta. Dabar parodykite, kas yra jūsų kišenėse. Pas mane va toks yra. Gal va toks yra. Va toks jau suvalgytas. Sausainiai, tuščias. Sausainiai, riešutai. Dar turiu nosinių. Ir dar turiu akinius. Ir dar turiu telefoną. Telefonai yra turi. Parodyk tu. Pažiūrėk, kiek kišenė. Ką pasakyti? Pasakysiu, kad pasakyti. Nefilmuoja. Išjungia dabar. Jo, įjungta. Taip. Už manęs šiuo metu yra Katja... Kas, kaip jie sakyti? Kakadu. Už manęs yra kakadu akmuo. Ne taip vadinasi. Katja... Tiut, kaip vadinasi šitas akmuo? Kuris? Va šitas priekį. Už mūsų. Aha. Šitas, čia ne akmuo, čia kalnas. Nu kalnas šitas, kaip vadinasi. Kata, jūta.
kažkaip taip. Nu, va, tai šitaip vadinasi. Kalakuta? Kaip? Kalakutas? Katačiuta. Taip? Katatuta. Katatuta. Katačiuta. Katatuta. Prieš važiuojant aplankyti Uluru, atrodė keista, kodėl žmonės važiuoja prie kažkokios olos, nes nuotraukose tiesiog atrodo, kad tai yra uola. Bet kai ten patenki, labai jaučiasi ramybė visur, tvyro tokia labai gera energija, viskas be galo gražu, labai kitaip nuo prieš tai mano matytų gyvenimo vaizdų, tokia labai išskirtinė vieta. Visą laiką, kai tam buvau, jaučiuosi, lyg būčiau kokioje filmavimo aikštelėje, kad viskas atrodė labai netikra ir kad tiesiog sukurta filmui, lyg kažkoksai setas filmuoti sci-fi filmą. Uluru yra neatskiriama anangų kultūros dalis, ji turi gilią dvasinę ir istorinę reikšmę ir vietiniai gyventojai tiki, kad Uluru yra jų protėvių namai ir nuolat stengiasi išsaugoti jo kultūrinę svarbą ir fizinę aplinką. Kaip Marse mes čia. Pažiūrėkite, kaip šalta yra Uluru. Vienas sluoksnis. Antras sluoksnis, trečias sluoksnis ir dar ketvirtas sluoksnis. Ir man vis tiek žiauriai šalta. Tai kodėl taip? Tai man atrodo, aš nebe iš Lietuvos. Gal tau reikia Nes visi sakytų, taigi tu iš Lietuvos. Gal tau reikia biškį daugiau pajudėti? Matai, čia mergina su šortukais mergina buvo. Va, judu. Nu, iškart šilčiau. Jo. Gražu. Tai čia ir pasibaigia mūsų kelionė į Uluru. Susitiksime Cairns.